Klausau. Labukas. Labas. Oksana. Aha. Ką darai? Žiūriu filmą. Gerai. Sekundę, palauk. Aha. Kęstai! Ką? Kęstai! Ką? Kur tu esi? Kur? Kur virstus daro? Kur? Kas yra? Mašiną užrakink palikau. Sušal. Čiūk dešrasį. Atsiprašau, biški. Čia su draugu kalbėjau. Kambarioku, žinai. Klausyk, Oksana, kaip tavo pasiruošimai? Kam? Egzaminą rytoj. Peršalau kažko. Nutingi? Kęstai, nu! Kas yra tau? Ko tu nori? Kas palikai pasirašy, užsirakink, asli. Už! Žodžiu. Nervuoju. Klausyk, Oksanačka, atsiprašau, čia iš kambarioko nesutariu. Kaip dėl rytojaus egzamino? Iš turizmo aš turiu omeny. Nusirašysiu, Čia Andrius skambina. Nepažįstu, bet nusirašysiu, žinok. Andrius, tavo, taigi kartu mokomės, kas tau yra? Kažkaip neatsimenu. Tamošaitis Andrius, nu, dieve mano. Ar tu tokia jau, kad nepastebi savo mokslo draugų, aš nesuprantu. Ai, tas, o ko nori? Ko noriu? Tavęs noriu. Tau nėra, žinok, turizmo rytoj, iš kur tu čia ištraukiai? Ne tai, kad yra, supranti, aš noriu šiek tiek tau palengvit. Bliamo, kad peršalau, eina savo. Turi špėrų? Kęstai, uždaryk mašinos duris, blemba! Aš tau paskutinį kartą sakau! Aš neuždarysiu! Jo, turiu špėras. Bliamo, kai tu mane Nu nervi. tai atsiūsk, ką čia tempi, iš karto. Kur atsiūs tau? Ne, Mailagi, žinai, kur nuotraukas tada siuntei? Ne, negaliu siūs, nes neturiu tarp kompo taip paprastai, supranti. O, Dieve. Žiūrėk, aš turiu kitą mintį. Nu, Aš matai su kambarioku, gyvenu su Kęstu. nu, Ir... čia supratau. Nu, ką supratai? Nu, kad tu gyveni su kažkokiu Kęstu. Tai va, ir mes šiandien būnam, žinai, taip, alutį geriam, tas vinelį, žinai, nes toks prie gėjų. Ir sakau, gal atvaryk, pasimsi, nu, tai dar paskaitysim kartu. Nes matai, ten mano kaip ir ranka rašyta, tai gali neskaityti, žinai, aš noriu tą padėti. Jo, o kam tu rašai, jeigu tu iš viso net turizmo nepasiėmęs? Aš nepasiėmęs? Nu tai ne, nu tai gal aš žinau, kas eina pas mus į turizmą. Oksana, tu dar visiškai nieko nesupranti, aš dėl tavęs viską čia darau, tu supranti? Nu tai tu šaunuolis, nu bet atsiusk. Nu atsiūs, nu klausyk, nu kiek... Nu kaip at Gal už tave dar į egzaminą nueit? Gali atsiūst, ne? Klausyk, gal už tave egzaminą nueit, nu? Aš tau siūlau išlaikyti egzaminą, siūlau gerą kompaniją, alaus arba vyno. Aš egzaminą taip išlaikysiu, gi pati šiandien špėras rašiau, nu. Ja, išlaikysis. Tokiu protu. Jau pastanaitį, tai aš išlaikysiu, jau nesakyk. Kęstai! Kas yra? Tau dar kartą klausiu! Pažiūrėk! Pats ir pažiūrėk! Tačką, pažiūrėk! Įdomu! Tačką, pažiūrėk! Pašol, tu žinai kur! Eik tu! Žodžiu. Tokiu Peter'u nesugyvenęs. Gerai, nu kur mes baigiam? Kas Peter? Ten kažką negali man atsiųsti, nes aš turiu pas tave ateiti, nu bet gal geriau tu ateik pas mane. O, tipo jau nežinai, kiek kartų buvęs nežinai. net. Nu tai ateik, nu davai, ką čia. O duosi? Tai tu man duosi špėras. O ką tu man duosi? Nu arba ateiti šokoladuko. Bet skirsko mano gimtadienis ir dovaną atsinešk. Tavo gimtadienis šiandien? Tai ne, Mano gimtadienį! Kęstai! Eisim į gimtadienį! Einam gert! Jo! O duos kas nors mums šiandien ar ne? Nežinau. Bet tu tačką uždaryk! Aš tau sakau, eik tu na!
Mo, gaidį. Klausyk, Oksana, tai aš su Kestu galiu prilėkti tada? Kestą nepažįstu, bet tu tai ateik. Nepažįsti. Kestas normalus, bet, kaip jis normalus, toks sako prie biški. Bet tai nieko Kas manęs nepažįsta? Aš nežinau, kad tu su tokiais žmonėm draugauji. Aš nedraugauju, tai kaip man dabar vienam išmokėta chatą, pažiūrėk. Jo, bet tai o kodėl jį čia turi vestis? Tai kur man įdėt? Pas mus namie nešildo. Jėzau. Ką? Tai paliek. O tu draugės, ar draugo neturi ko? Gal draugą turi kokį? Ne. Suveščiau, žinai, jos. Nesvarbu, gal ir vienas atvarysi, žinai, bet reikia pabėgti. Tai atvaryk. Bet tai ką, klausyk, tai galėsiu aš pas tave nakvot? Ne, pas mus 3 lovas, tai visas užimtas. Prasideda, klausyk. Tai atvaryk tu, pas mus na chata visiškai didelė, tik biškai nešaldo, žinai, bet aš turiu pečiuką, tai viduje kambarį bus šilta. Atvaryk, davai. Pas tetą gyveni, Jėzau. Nėra tos tetos, mes vieni esam dabar. Tai aš kvieščiau tave, ne dabar. Nenoriu, aš pas tave varyt, rytoj vis tiek egzas vis. Tai pakelsiu ryte, dievę, tai nuvešiu dar egzaminą, aš tu su tačka gėsiu. O tu mašin? Tai aišku esu. Nes gal, kad net neturi? Turiu. Nežinau, geriau tu atvaryk. Bet tai ką, aš atvarysiu, reiks išvaryti man, tai dabar nesąmonė, žinai. Tai faktas, kad reiks išvaryti, barakė niekas nelaiko ilgiau 11. Tai va, tai aš noriu pasilikti, tavo gimtadienis pagersim, Oi, pas mus čia negerima, pas mus čia tik tai ragaujam. Tai va, sakau, tai aš nenoriu ragauti, noriu tiesiog normaliai pabūt. Ne, žinok, man net nereikia iš tikrųjų tu tavo sperų, juk aš visas pasidariau iš tikrųjų šiandien. Sėdėjau, atsirašiau. Bet tu supranti, aš žinau tiesiog kokie klausimai rytoj bus užduoti. Iš kur tu gali žinoti, jeigu tu turi net nesirašytas, man pasakyk. Žinau aš. Klausyk, Oksana, aš atvarau pas tave, gerai, šiandien negaliu, liktai, bet tarkim savaitgalį sutarėm, kad vasario 14 mes pabūsim kartu. Vasario 14 aš jau būsiu namie. Prasideda. Gerai, Prasideda, aš pas savo šunį važiuosiu, pas šunį. Klausyk, aš, taip žinai, noriu pasakyti, man trūksta meilės. Man šį vakar žiauriai trūksta meilės. Ai, vargšelė, tu vargšelė. O kaip tavo panelė? Nėra tos panelės. Kas tai nėra, ir telefono viršelė, numesgė viską. Numesgė. Važiuotų mano telefoną dabar. Išmečiau aš viską, susipykė mes esame. Kaip tu galėjai mesti tavo telefoną? Viršelį išmečiau. Bet tu neklausinėk tokių dalykų, klausyk, tu mane dabar čia... Kodėl, pats pasakoji, pats gyjais, o dabar klausyk ir pamą turi, ir čia ateit nakvot nori kažką čia, vapšė. Ir iš viso tai turės man net neini, gražuolį tu, iš kur tu čia gali klausimus žinot? Aš žinau visus klausimus, bet esmė ta, supranti, aš nieko nenoriu už dyką duoti. Ai... Klausyk, aš taip dabar atvirai, Oksana, paklausiu. Esam nemaži vaikai ir panašiai. Tu į mane žiūri kaip į ką? Į paprastą bachūrą ar į tą, kurį galėtum? Aš žiūriu tave kaip kursiokas, jo. Bet galėtum pasidžiuginti su manim? Ką? Ką tu pasakai? Sakau, ar galėtum pasidžiuginti su manim? Normalus klausimas. Nesakau Gal tu apsiramink ir išsiblaivyk vieną kartą. Nes jei Bogu, aš prašysiu tavo panui. Jinai pas mane Facebook'e, tu čia patilė gerai prieš mane. Tai klausyk, aš tau siūlau suteikti malonę savo... Ot malonę, klausyk, reikia man čia tu vyro, ha? Aišku, kad reikia. Vien pažiūrėjusi tave, supranti, kad tu sergi neda... O palauk. Atsiprašau. Oksana, o kiek... Gal ne tai Oksanai, kol jai paskambinti? Jie, ne tai. Šiaip pas mus yra dar viena Oksana. O kiek tu sveri? O koks to skirtumas? Šiaip, įdomu. Aš tau rytoj tokiu neaiškin gerai. Aš tau parodysiu, kiek aš sveriu, kiek aš ten ūgis, aš tau viską parodysiu rytoj, blemba, raminkis tu čia. Įsiblaivyk ir reik pas savo mergą, Jėzus Marija. Ko tu čia dabar reikia? Ką? Tai mes varom kur nors ar nevarom? Kiešat! Kas kiešat? Nevarat!
Ir aš pasimoką nevarau. Ko tu reikia dar? Nu, aš tavo draugui reikia. Tai draugui. Tai gal draugui ragelį paduoti, jis tai girdigi. Davai paduok. Davai paduok. Tai žiūrėk, vala, jungsiu aš tą, tipo tą garsiakalbį. Bet tu nesikeik, nes pas mus šeimoje negalim keikti. Dieve, patys nesikeik. Alio. Sakyk savo draugui, kad jis laikytų savo pimpalą kelnes ir raminkitės abudu čia. Niekas niekur nevažiuoja, niekas nieko nedaro. Viskas. Man šiandien egzui reikia ruoštis. Nu gerai, bet tai tu gali bent rankui tą pimpalą palaikyti. Eik tu, žinai kur. Nu gerai, aš galiu bent tarp kojų palaikyti. Tarp keliais galėsi suspausti. Ne? Aš tau įsusuksiu ir toliau, ką Jėzus Marija. O, tai tu liesi į dviem rankom. Pasakyk savo tam draugeliu, kad aš tikrai parašysiu jo Oksana, nu kam čia vėl dabar gadinti reikia nuotaiką? Ką tu čia gadini panom visokiom? Tiesiog palaikyk rankų ir viskas. Minkis gerai, aš tavo planai, kaip parašyti viską. Nu ką tu gali parašyti? Aš noriu tavęs, noriu tave padžiginti. Nu ką man dabar daryti? Gerai, eik džigink bet kurią kitą. Palauk biškučiuką, žinai ką? Mūsų kursė yra apie 50 mergų. Eik ir džigink, kurią nori. Tai aš noriu tavęs, o kodėl man kitos neduoda ir tu neduodi? Ir aš neduodu. O kodėl? Negi tau gaila? Todėl, kad tu liaušysi, tu nežinojai. Nežinojau. Tai va, sužinojau. Žiūrėk, nori aš tau dar kažką pasakysiu. Tik liaušys ir viskas. O kas yra liaušys? Liaušis tai yra žmogus, kurio atlėpusios ausis. Taip? Taip. O man suspjauta. Oksana, paskutinis dalykas, kurį noriu tau pasakyti, yra. Suspausk lūpom. Šikt. Ne, gerai, ne šitas buvo paskutinis dalykas. Paskutinis žodis, kurį norime mes tau pasakyti, yra. Zip FM. Labas, trukdo tave radijos stotis Zip FM iš Vilniaus, radistai Jonas ir Rolandas. Tiesioginiame eteryje. Nu, nurimai jau truputį. Nemanau. Oi, kiti šikta. Kas čia liepia tokį bairį. Tokį bairį. Bet palauk, visų pirma, Oksana, sveikinam tave su 22 gimtadieniu. 22. Keli tuo? 22. Nu taip, tai mes nesendėme. Sakė 20-uoju. 22-uoju. Nu tu, Oksanėlė, klausyk. Nešink mum. Ne tai, kad svečius nepriimi. Oksana, tai kiek tu sveri? Be komentarų. Tai tiek daug? Taip. Eina, savo. Įsivaizduokit, dramblį, tai dvigubai daugiau. Ai. Sir. Tau linkėjimai nuo Ingridos, Oksanas, savo kambariokę. Tavo kambariokę, ar ne? Nu, tokia jau yra, jo. Eik su ją, su belsk. Eik su ją, su Dievu, su. Taip. Gerai. Iki. Ate. Bučkis tau į žandą. Jo, į tavo dramblišką žandą. Tai kiešą uždarysi mašiną, ne, ką?